O, parsivarėm. Jau gražinė. A jau kult važiuosi? Kombainiukas. 2.7 kederis. Davė naują dalgį visą. Ką žinau. Paprastas kombainiukas. Biški vairas sunkokas, bet tai čia dėl to nieko. Čia, kad negestų, reikia padaryti būtinai prieš dirbant. Nu, tą nedirbsi. Įdėtas papildomas kranas, kad toliau važiuojant, sako, biškį kederis leidžiasi, tai kad nesileistų. Kur statysi? Va, tokį įrengimuką mažą. Mūsų ūkio užteks. Įsijungs. Numeris tada. Neaiškyk. O to reikia? Dabar da ne. Labą dieną, pas mus šiandien ūkį va toks va istorinis įvykis. Pagaliau keisas bus su numeriais. Tik nesulaužom nieko gal. Va tėva. Rėmelį dar noriu. Ačiukas. O. Yra. Viskas? Viskas. Visai kitas vaizdas. Blūdį. Ką? Kur kamoliukas? Aira. Kur kamoliukas? Aira. Kamoliuką atnešk. Daug kamoliukų. Sveiki gyvi. Kanalą žiūrovą. Va, kaip matėt, jau keisas priregistruotas pagaliau. Galais, negalais. Pagaliau priregistruotas. Kombainas irgi vietoj. Žinau, ar įkelsiu, kaip pargrįžo, ar neįkelsiu. Bet jau nusipirkom kombainiuką, mažas Volvo BM 800 virš 2 metrų kederis, nu biški ten su centais. Be kabinos, paprastutis, kaip ir geros būklės. Už pigiai nupirkom. Tai ką, jau bus galima, keisas priregistruotas, galim važiuoti į kelią, tai reikia darbuotis biški. Dar vakar vežiau su belarusų mėšlus į tą tolimą lauką, porą priekabų. Tai reikia dabar, galvojom, prie keiso kabyti mėšlakratę, kadangi dar norim to pačiu važiavimu, kai važiuosim krauti į priekabą, pasikrauti mėšlo, nuvažiuoti išsiverst, kad nevažiuotų tuščiom. Bet su keisu priekabos neversim, tai galvojom prie keiso kabyti mėšlakratę, bet mūsų kardanas mėšlakratės padarytas yra prie belarusų. Tai automatiškai aš nusipirkau perėjimą
ant 8 šlicų, nes originaliai eina 6. Tai užsidėjau perėjimą, privažiuoju, čia prisikabinu, čia tas kablys, žinot, kur yra. Tai jau maksimum išsitolinęs buvau ir vis tiek kardanas yra per ilgas. Tai pasiėmiau iš kaimyno valkį nuo šlaunų. Tada jau būna per toli. Tada jau per trumpas kardanas. Tai žodžiu, jeigu kabyt prie keiso reikia pirkti kardaną, reikia pirkti valkį. Darytis nelabai turim iš ko, kad stipresnis metalas būtų. Tai nusprendėm tada išsivalyti mėšlų kaušo tepalus. Nu, ta prasme, išsivalyti tos senus tepalus, išsiplauti cilindrus ir kabyti prie keiso šakes, su šakėm kraut, su priekaba vežtis į laukus, bet su Belarusu ją išsiversti. Nes priekaba tai visiems buvo skolinama ir nežinom patys, kas ten dedas. Tai faktas, tas pats tepalas patenka ir į traktorių. Tai apsidraudimui pasidarysim šakes ant keiso. Ir perpauvysi mėšlą, tai gerai, kroviau ant bulvių vežėmis biškių pasikratyti, tai kroviau perpauvysi su paprastu kaušu, tai labai puikiai, patogiai darbas eina, viskas. Bet apie darbą su keisu vėliau papasakosiu. Tai reikia šiandien išsivalyti šakes ir truputį dar gal padaryti porą reisų į tuos kulėšius, ten išsivežti mėšlą. Bet ten nežinau, gal vieną tik priekabą dar nuvežti ir užteks, nes dabar yra 11 priekabų nuvežta. Tai dar jeigu vieną padarau, bus 12 ir dar važiuojant į tenai kratyti, pasikrausim pilną kratytuvą ir pilną priekabą. Tai bent jau pusę lauko, kad užkratyti, nes tenai rugius kai kūlėm, tai matės vienoj pusėje labai gražus, o kita pusėje labai baisi buvo. Ir grinai tai per lauko vidurį ryja visas ta driužė tokia ryškiai matosi, kur blogai. Tai nusipirkau dvi mergikės, štucerius, nes ant keiso yra 2 berniukai, nu taip vadinami. Tai reikia dar ir štucerius pasikeisti, o čia yra šitie. Tai žodžiu, su keisu šiaip patogiau kraut, nu vis tiek sunkesnis traktorius, frontalinis rimtesnis, o čia ant Belaruso jau visas sukleręs. Tai kažkaip ir netai patogu ir greičiau šiaip su juo, su keisu yra krauti. Tai manau, nevyniojam į vatą, einam išsiardysim. Nu ką čia ardyti, šlangas tik atsisukti, cilindrus prastumdyt ir viskas turbūt. Ten, kad porą 100 gramų papuls, tai tikrai nieko nuo to neatsitiks. Bet bent jau didžiąją dalį išvalyti. Iš vieno šlangus išsipyliau. Tai, nu, va, iš to tepalo. Čia tas geltonas, tai čia buvo. Bakelį prasipjovau, bet yra tų drožlių tokių, visokių gabaliukų. Tai, nu, kad ir minimalus kažkoks, tai čia tas tepalas, tai jo, jisai į juodumą toksai turi atspalvį tą tamsų. Šiaip, kad ir, nu, vis tiek toksai naujas daiktas, sunkiai, ta prasme, per didelius vargus jisai gautas, per daug darbo ir taip imt tiesiog, nu, nepaaukojus čia kelių minučių, taip iš karto kabyt, dirbt, verst priekabas visokias, kur atrabotkė supiltas, nu tai ne gal. Tai geriau išsivalyti yra, nes keisiukai dabar švarus tepaliukas blizgantis, kai vandenilis permatomas. Švarutis. Tai supilt tokį, tai viskį būtų nuodėmėjai. Pirmas serviziukas. Nežinau,
klausimas iškilo. Pas mane yra trečia funkcija. Pas mane yra ant joysticko 2 mygtukai ir juos paspaudus vieną arba kitą atidaro arba uždaro, sakykime, šiuo atveju šakes. Ir pasijungiau šlangas, išsiplovau viską, ištucerius susisukau, pasijungiau ir man jos nesivarto, paskambinau į servizą. Tai sakė, gali tipo geros masės negauti, nežinau. Čia tokia smulkmenėlė. Bet vis tiek kažkaip tai užregistravo, tai sakė, arba šiandien, jeigu ne, blogiausiu atveju rytoj atvažiuos. Pažiūrėti. Įdomiai, pabandom dar kartą. Nes girdžiu, kad kabinai kažkas takši, bet visiškai, ta prasme, net šlangose nesukelia slėgio. Teiraukitės vaistinėse arba ieškokite camellia.lt. Camellia – mažų kainų vaistinė. Nuvažiuojant pelygių O, dabar veikia. posūkis tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį. Ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių AutoAimė parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida Įdomiai. amortizatoriams perkant pasirinkus. Arba aš kažko nesuprantu. Nes pavyzdžiui, yra 2 mygtukai, jie kaip ir turėtų vieną paspaudus atsidaryti, nereikėtų joysticko į šonus vartyti, o kitą paspaudus užsidaryti. O dabar reikia vieną paspaudus atsidaro, kitą paspaudus užsidaro. Kitą paspaudį neveikia niekas, tik tai čia relė kažkokia takši ir viskas. Užteko traktorių užgesinti ir užkurti. Tai, dažniausias remontas toks būna. Įdomiai, vis tiek man servizas dar perskambins, tai aš pasiteirausiu. Nes biškai įdomiai čia. Kažkaip yra 2. Nes kiek man aiškino, tai turi abu veikti mygtukai. Dabar vienas. Tai... čia dar tą traktorių, kol pereisiu, nes realiai aš su juo nieko, galima sakyti, nedirbau dar normaliai. Tai klausimų dar bus va tiek. Va čia gal aš kažko dar nesuprantu. Galimai taip yra, kad aš nesuprantu. Nes jeigu antrą mygtuką paspaudus čia relė takši, tai reiškia, kažkokią funkciją jisai turi atlikti. Tai matysim. Nieko. Jeigu ką, atvažiuosim. Dabar jaučiu kabytis prie kabalį. Ir važiuoti dar žvyrkeliais pasikratyti. Su šitu. Jau. Tai... žinau, kai dirbau krovos darbuose, mėšlą kai kroviau, kaip ir sakiau, tai buvo labai patogu nespaudinėti sankabos. Nereikia ir va, pavyzdžiui, irgi važiuoji, labai patogu tiesiog reversą atgal ir jisai pats pradeda važiuoti, nereikia prie pedalų liestis visiškai. Tai dar krovime ir tas patogu. Nevargini kojų. Stabdį tik tai spaudiniai ir kas keista, kad pavyzdžiui labai švelniai reaguoja stabdis, kai, sakykime, reikėtų privažiuoti prie kokio rulono, pasimti su žnyplėm, užtektų naudoti stabdį, nereikia sankabos naudoti, kad labai atsargiai privažiuoti, kad netrenktų į ruloną, nes dažniausiai tai būna stabdį biškį atleidi ir jisai šoka į priekį važiuoja, arba stabdį nuspaudi ir jisai staigiai sustoja. O čia jisai taip lėtai, tu kiek jį paspausi, toks grinai vos ne kaip sankabos principas, kad biškį priliesi, jisai prisistabdys, dar stipriau numinsi, sustos. Tai irgi gerai, bus patogu krauti rulonus, nereikės dažnai tos sankabos minkyti. Bet čia jau šito dar įsitikinsim
dirbant, kai jau vešim rulonus, bet dabar šiuo momentu, kiek mėšlus vakroviau, tai tik sustabdžiu iš tikro, tik iš vietos, kad pajudėtų sankaba ir viskas. Jau, tai tas antras mygtukas reikalingas, jeigu, sakykime, kažkas bėdos atveju, šitas nebeveiktų, perlituoja ant kito mygtuko laidus ir tada veikia ant šito. Būtų ketvirta pora, tai labai gerai. Paėmė su vienu uždarai, su kitu atidarai. Reiškia, aš netaip supratau. Nu tai ir gerai. Ką žinau. Dirbsim taip. Man problemų nesukelia. Faktas taip yra patogiau, bet nežinau, nematau problemos. Ir tai reikia džiaugtis. Šitoks daiktas. Tai nežinau, jau tiek reikia pasiruošti aną traktorių ir važiuoti išsivežti, pasikrauti dar išsivežti biškį mėšlų. Kažkas matos. Reikia andyšą pasiimti truputį daugiau, nes karšta iš tikrųjų yra. Kasas galiniai ratai. Biškį daugiau pasiėmė ir atkyla. Nors ir sunkesnis už Belarus, bet su Belarusu tokių pilnų kaušų nekabinam. Svarbu neapversti, nes čia daugiau tokių yra, tai būtų nelabai malonu apsiversti. Tai čia tos vietos taip įdomi, nes čia už manęs presas stovi. Čia šone rinktuvas šienapėjo, tai taip biškį ribotai apsisukimui. Įprotis yra biškį tą sankabą paspaudyti, bet čia jau per laiką atprasiu, bet čia kai įsivažiuoji, tai jos net nereikia. Oi, kad dulka reikės prie radiatoriaus išsipūst po tonis. Dulkės. Normalią. Biškį lingės lygios, bet ne. Gerai, čia viskas yra. Reikia tik aplinkui pasiimt šakį, apsimėtyti mėšlus, kad bevažiuojant ant kelio nepribarstyčiau. Matot, kiek varpų čia pridauginau su savo kultivavimais. Jau. Tai čia dabar pavarysim mėšliuko. Dar daugiau varpų čia padarysim. Ir galimai pasėsim žolę. Šiaip padariau tokią klaidą, kad nenusipirkau žirnių sėklos. Tai taip jau truputį finansų susispaudžiau, kad kiek įmanoma daugiau į projektą įdėti lėšų. Ir žiūriu, kad jau man aš nelabai galiu leisti žirniam, nes reikia vis tiek ir saliarkos, reikės ir plėvelės.
tai viskam reikėjo užtekti pinigų, tai žirniam pagailėjau. Tai sėsim avižas. Tik nežinau, čia ar vien tik žolę sėt, ar sėt avižas ir tada dar žolį įsėt. Neįsivaizduoju, matysim. Tai va, to mėšlų turim tiek. 12 priekabų. Jeigu neklystu. Vse, varom namo. Nežinau, kaip jums garsas. Man čia truputį tyliau negu Kijočio. Man čia truputį tyliau negu Kijočio kabinui važiuojant keliu. Ir maloniau. Man čia truputį mažesnis garsas negu oranžinio traktoriaus kabinui važiuojant keliu. Tai nežinau. Keliu tai belekai maloniai važiuoja. Šoksim į žvyrkelį, pamatysim, kas bus. Jo, tai sekmadienis. Tokia keista diena, nes mažai judesio aplinkui. Grynas sekmadienis toksai, nes oras vakar turėjom, kaip sakiau, mėšlus kratyt po turgaus, bet vėjas didelis buvo baisulinis, tai nieko nedarėm, šiandien pradėjo snigt ir vėjas irgi užkilo, tai kažkaip ir nesinorėjo nieko daryti irgi. Kad nesėdėt šiaip ant rankas susidėjus, tai važiuojam biškį pralyginsim pievų. Ir per vėlų, bet buvau vienam lauke tolimiausia. Tai nelabai gražus ten vaizdas, kur merausių yra ir tokių gan didelių. Užsikabint ką čia kabinai šilta, vėjas nepučia, tai ko ne. Kaip jaučiu dažų kvapą. O variklio dar matyt atkeitinėja. Žodžiu, čia atvažiavau prieš tai šitą lauką, pasižiūrėjau, čia yra nemažai kur merausių. Ir po to dirbsim, pjausim, griebsim, presuosim ir susirinksim visas tas žemės į šieną, į žolę. Po to karvės mūsų neskaniai valgys. Tai nusprendžiau prajuokinti visus ir užsikabinti senas akėčias ir su jom truputį pralygintus kamerusus. Va, aplinkui dar apsivažiuoju, čia į šitą galą pasivažiuoju, kas čia gero tam lauke. Nes čia va yra tokių gan didelių. Tai pradėjo snigt vėl. Aфигенai. Bet ką, man tai šilta. Aš jau ir tai kontiškė čia įsijungęs. Tai
pasakiškas. Jo, tai iš tikrųjų, kai nėra normalių padargų prie traktoriaus, tai taip ir gautas. Bet, nu, su Belarusu važiuodavo tokiu oru, irgi ne kažką. Jau geriau truputį paaukoti traktorių ir su juo padaryti šitą darbą dvigubai greičiau. Su Belarusu tai aš jau čia būčiau ratą apvažiavęs, jau būčiau nusikratęs, jeigu tokiu greičiu važiuot. Tai čia va baisiausiai yra, kur šita pieva, čia irgi labai nelygu. Čia daugiau kurmiarausių yra ir vanduo matau stovėjęs čia. Kažkaip. Dar rulonas vienas likęs, nesurištas. Biškį pralygint, pratampyt. Jo, juokingai atrodo tų sakėčių, žinau, ir man pačiam juokinga, bet, nu, ką, kažkaip išlygint kurmiarausius tai veikia, kitur tai nežinau, net jaučiu, net nevažiuosiu. Šičia biškį pratraukti pagrindą tokį. Bet šiaip ir tai gerai pravažiuot yra, nes išsikelia labai daug senos žolės, kas buvo likę. Tai truputį geriau, nes oro gauna žemė, nors šitą darbą aš manau galbūt jau ir per vėlų daryti yra. Tai tipo. Pabandysime. Labai negerai, kad mes, nu, rudenį aišku nelabai ir buvo sąlygų. Čia bandė pjaut su rinktuvu antrą pjovimą. Tai matau, kad čia buvo šlapia, kiek prisimenu, buvo įkritęs, nes ir matosi, nu, senukas, padangos plonos, rinktuvo padangos palyginus plonos. Tai matos, vat, provėžų yra ir vėl sudirbtas laukas. Tai, bet ir čia, kur nupjauta antras pjovimas, tai galiu aš jums parodyti. Ateik čia. Va, kur nupjauta, tai gražu, vat, matos netgi, ir žiūrėk, nu, turbūt taigi matos. O kur nenupjauta, tai čia dar palyginus visai, bet kitur yra labai daug senos žolės išsikelia ir negražu. O pavyzdžiui, čia daug senos žolės ir ne kažką. Nes šiaip stengiamės visada pievas nupjaut bent jau 2 kartus. Būna kitus laukus ir 3 kartus pjaunu. Bet, nu, 3 pjovimas tai jau prie pat namų, kur būna laukai, tai tuos šienaujam. Ir nežinau, nu faktas, tas 3 pjovimas tai jau nebūna ten labai daug žolės. Bet vis tiek prisipjauna dar karvim, pašert biškį, kad rulonų nemėtyt. Tai vat, o pisiukas. Visai patogus, labai fainas traktorius. Viskas paprasta, elementaru. Joystickas ant kroso, aišku, ne elektrinis. Tai apie ką eina kalba, kad labai mažai elektronikos ir kas nedirba, atrodo, nu ką, tai dabar čia reikėtų tų elektrinių mygtukų čia paspaudyti vis tiek, kad būtų daugiau. Faktas būtų faina, bet kai ūkis yra paprastas, kaip ir rinkomės traktorių. Su Neriju dėliojomės komplektaciją, faktas, žiūrėjau ir į biudžetą, kad neperspaust ir geriau turėt paprastesnį, nemantrą traktorių, bet, ta prasme, dirbt su juo, kad galėčiau. Tai
buvo labai didelė tokia depresija, kai čia reikia su belarusais dirbti ir po to jos tvarkyti ir išleisti labai daug pinigo. Tai Nerijus sako, bet Rokai, supranti, kad, sako, jisai bus labai paprastutis. Sako, aš bijau, kad tu po to nenusiviltum, kai atvešiu. Sakau, tai suprantu. Nu, ir jisai sako, prisimink, su kuo dirbi dabar ir koks bus jisai čia. Tai, prasme, žodžiai tiesiai į 10. Realiai reikia prisiminti, su kuo dirbau. Jeigu jau būčiau turėjęs kokį mandresnį traktorių, ten elektroniką ir panašiai, visokios elektrinis hidroporas, elektrinis frontalinis, nu, elektrinis joystickas, ta prasme, ir pirkčiau blogesnį, o tada tai jau būtų nusivylimas. O dabar šypsena veide, kad ir nenormalus padargas, nepalei traktorių prikabytas, bet vis tiek, nu, vat, čia pavyzdžiui, man maloniau yra. Jūs pagalvokite dabar su Belarusu, aš čia tokio greičiu nepalau. Kas man yra, kodėl aš su tuo Belarusu lyginu? Čia nėra net ką kalbėti. Šaipysitės po to iš mane, sakysit, lygina keista su Belarusu. Faktas, negalima taip daryti, bet kaip ir 100 kartų sakiau, lyginu su tuo, su kuo dirbau. Tai... Jo. Labai patiko keliu važiuoti. Taip minkštai. Vau. Tos padangos platesnės gale, tai Liuksasovičius. Visiškai nesigailiu savo sprendimu. Ir Nerijaus pasiūlymų. Greitis maksimumas. Raktų dėžėta pakalvoja. Snigt pradėjo. Vasarą. Nežinau, dabar galvoju. Kadangi kaip ir kurmiarausių nėra, tas vienintelis laukas buvo, kuriam daugiausia. Visi kiti kaip ir normaliai. Nežinau, ar važiuot, ar nevažiuot. Dar pagalvosiu. Matysim. Aš ten 4 hektarai, pusę valandos taip užtrukau, atsipalaidavęs, neskubėdamas. Tai, nežinau, manai gal reikėtų dar pralėkti, dabar turiu dar iki miesto sulakstyti. Tai nežinau, ar šiandien dar važiuosiu ar ne. Jaučiu tiek. Tai gal tada aš jau nieko nebefilmuoju šiandien. Žiūrėsim, lauksim, kiek čia... Kokie čia orai bus toliau, nes šiandien tai belekai vėjuota, šalta, lyja, sninga, saulė šviečia, apsiniaukia, nu žodžiu. Viskas viename šiandien. Galbūt tiek tam kartui. Galbūt tiek. Kadangi sekmadienis, tai negalima mėšlo vežti į laukus. Tokie įstatymai, pagausti bus negerai tada. Tai žodžiu, nieko labai kažko tokio ir neina daryti, nes ar negaliu važiuoti, tai
ir nesinori